Ai, normaliai, nes širtai mes čia valandą sėdėsim, tu supranti tai? Koks priklydėdas? Taip. Sveiki visi. Tai aš esu Patrikas. Aš esu Paulius. Ir mes esame pirkliai. Pirkliai. Gerai. Sveiki visi. Mes esame Paulius ir Patrikas. Aš esu Paulius, jis yra Patrikas. Ir mes Čia mano advokatas. pradedam naują YouTube'o Realybės šou. Sveiki visi, aš esu Patrikas. Ir aš esu Paulius. Ir mes esame Modiavo agentūros savininkai, kurie nusprendė pasidalinti savo kasdienybę, kaip mes dirbam, kas vyksta pas mus ir tuo pačiu pasidalinti savo žiniomis su jumis. Šiame kanale visų pirma mes dokumentuosime savo kelionę, savo verslo kelionę, toliau suteiksim vertingo turinio jums, papasakosim šiek tiek apie savo klaidas ir savo laimėjimus, kad iš jų galėtumėte tiek pasimokyti, tiek pasisemti inspiracijos ir ką dar darysim? Mokymus, nemokam. Ir dalinsim informaciją, mokymus, visokius resursus. Taip pat turėsim dienoraštį, kurį mes pildysim ir kurį galėsite sekti, prasme, tekstiniu formatu, kur matysite mūsų kiekvienos dienos kažkokius iššūkius ar laimėjimus. Taip pat, aišku, kelsim ir kažkiek laiko tuos trumpuosius video, bet pagrindą visą galėsite sekti mūsų dienoraštyje, kuris bus ir socialinėse tinkluose, ir mūsų svetainėje. Tad nieko nelaukiant, bėgam į mūsų kasdienybę ir tikimės, jog patiks. Dabar kaip tik dirbu prie konsultacijos video. Pažiūrėsim, kas čia gausis. Bandysim jau jį susimontuoti, nes nufilmavau. Pažiūrėm, ką Paulius veikia. Paulius kažką rašo. Ką čia jis rašo? Pauliau, ką rašai? Pasakok mums. Prašau, mes turim generatorių. Turim privatumo politikos generatorių, kuris šią savaitę suveikė 2 kartus netgi. Čėlus 2 kartus. Ir dėl to aš darau Terms of Use generatorių, kitą generatorių, kurį mes naudosim būtent paslaugų teikimo sąlygos. Generuojant, jeigu jums reikia paslaugų teikimo sąlygos, tai yra tekstas, kurį aš dabar tvarkau ir galėsite jį sugeneruoti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis ir jas galėsite įdėti į savo svetainę. Jis kažkaip labai užilgina visus žodžius, kai kalba į kamerą. Nu, Pauliau, noriu kalbėti kaip Paulius. Na, nežinau, apie ką tu kalbėjai iš tiesų. Bet taigi, peržiūrėsiu, čia 5 puslapius informacijos angliškai, dar reikės viską išversti į lietuvių kalbą, tai čia yra maždaug apie 3 dienų darbas, kurį atliksiu per 30 minučių. Neklauskite kaip. Bet tai va. Ir tokie yra mano šiuo metu darbai, po to man reikės vėlgi tęsti vertimo darbus ir reikės tęsti vertimo darbus būtent ta prasme, kad versiu CRM komentarus irgi taip pat, tik šiuo atveju ne taip pat, o priešingai. Čia aš verčiu iš anglų lietuvių, čia ten reikės versti iš lietuvių į anglų kalbas tos komentarus, kad mūsų CRM būtų tobulinamas toliau. Taigi, šiuo metu aš toliau verčiu tai, ką aš turiu versti ir Patrikas galėtų mane trukdyti. Iš tikrųjų, aš štai 2 minutės mano dabar tiesiog dirba vertėjo darbą. Aš grįžau po sporto, nes Saga sportavo, aš nenuvariau. Ir darysiuosi kitus darbus, paleidau pagaliau normalų jau outreachą LinkedInui. Ir žiūrėsim, kaip jis veiks. Kol kas viskas kaip ir gerai, geriau negu veikia pradžiai kita biški programa. Ir jo, užsiskysim valgyti ir pabaigsim darbus. Šį savaitę realiai pabaigam. Rytojus tik liko, bet rytojus tokia lengva jau diena. Geras oras, taip turbūt ilgai nesėdėsim. Ir matysim, kas čia kaip. Tai grįžtam po truputį į darbus ir jo, vėliau dar pasiūdėtinsim. Ką užsisakė maisto, bet kurjeris pažymėjo, kad pristatė, nieko nepristatė, tai kreipėmės į suportą, ieškojom jo. Jam paskambino, iš čia labai laimingas atvažiavus, netyčia, bet gavo maistą, dėjo šaltą. Einam papietauti, ne, Pauliau? Čia liubice pamatėm, kad yra makaronai iš pesto. Tai einam kiek toliau negu įprastai, nes jie labai geri. Ir po to grįšim į darbus. Tai ką, Saulius dabar dirba, aš jau parūkyt. Žiūrim, dirbam, darom. Paulius apdeitina lendingus, o jis ten sėdi. Tai gavome Lenkijos dar. Kaip čia? Norėjom kažkur tripo. Paulius dėja biškį suplasavo. Jis turėjo susiplanavęs dalykų, tai jo.
Tai mes nusprendėme, kad vis tiek dėsi išvarom, o po to kažkur jau tolimesnė kelionės planas, nes pradžiai buvo Čekija, bet Čekija neišėjo, kaip neišėjo, nusprendėme, kad labai toli važiuoti, labai ilgai, tada daugiau dienų reikia, o čia trumpam norėjom tiesiog kažkur pabėgti, nuvarėm į Lenkiją. Tai čia visai fainai, visai mielai, kainos panašiai Lietuvoje dabar jau, šiau būdavo pigiau, bet jo, tai jo, tiek, dar jau parūkysiu ir grįžti. Va, pavalėm ir grįžom į ofisą, Patrikas Vačiavas dirba, sėdi. Aš, kaip ir minėjau, eisiu daryti instrukcijų, kaip pasikeisti svetainės informaciją. Supratau, kad biškai bus videkas toksai, nelabai įdomus, gal. Nes mes vis vienoje vietoje esame, vis Vačiavai sėdėm ofise. Visą laiką dirbam, nieko čia įdomaus nevyksta. Visą laiką kažką kalbam apie darbus. Nieko negalim parodyti, nes viskas labai ilgai užtrunka, kol čia kažkas vyksta. Tipo. Bet tokia yra realybė, tiesiog darbo, kad tiesiog sėdi, darai, dirbi. Ok, Patrikas man sakė šiek tiek pasifilmuot, tai aš gal pradėsiu nuo kažkokio šiokio tokio intro, vis tiek mes darysim intro kartu, bet kažką pafilmuoti. Taigi, mes su Patriku, mano kolega, kurio dabar nėra, jis savo draugiai taiso padangą, sprogo, tai jis buvo iškviestas į skubę pagalbą, bet mes jau nusprendėme kurti turinį internete. Mes esame Madjavo bendrasavininkai, bendrai kūrėjai ir mes turime agentūrą, kuri atlieka grafinio dizaino, svetainių kūrimo ir marketingo paslaugas. Ir mes nusprendėme šiek tiek plėsti savo veiklos sritį pačią ir eiti į internetą, kurti turinį tiesiog. Ir visų pirma, tikimės, kad tas turinys bus naudingas. Mūsų pirmas tikslas yra sukurti vertės, būti naudingiam tiesiog visuomeniai, duoti kažkokių patarimų. Galim gal padėti išvengti tam tikrų klaidų, čia būtų tobula. Bet taip pat mes tai darom ir dėl savęs, dėl dokumentacinių tikslų, kad galiausiai mes galėtume tiesiog pasižiūrėti, kaip mes viską pradėjom po kokių 10-15 metų, vis tiek tai būtų įdomu pažiūrėti į save. Taigi, aš esu Paulius, kažkur yra Patrikas, tikrai ne šitam ofise kol kas. Tai va, mes investavome šiek tiek į geresnį įrangą, į šitą mikrofoniuką, kuris kalba ant manęs. Persvarkėm ofisą su mintim, kad mes jau darysim kontentą, pradėsim daryti turinį ir kažką kelsim. Dėja, tačiau vis kažkas gaunas, kad turėjom šiandien filmuotis pilnai normaliai, bet Patrikui toks emergency ištiko, kad jam reikėjo išvažiuoti. Bet jis, aišku, grįž, tiesiog gal mes būsim šiek tiek pavargę ir nebus toks kokybiškas turinys, tai aš kažką nusifilmuoju, gal dar kažką pradėsim matyti, nesmė, žiūrėsim. Tai va. Jau. Aš nusifotkint.